Nebukas. Tai norėjau pasakyti, kad tikėjimas be darbų yra miręs. Tai parašyta Jokūbo 2:17 ir dabar paaiškinsiu kodėl. Nes jeigu mes girdime Dievo žodį, bet nedarome, tai kokia nauda iš to Dievo žodžio? Nes mes nenešam vaisių. Dievui reikia mūsų vaisių, gerų vaisių, aišku. Ir palyginimas su darbdaviu. Darbdavys, kokių darbdavių nori? Nori patyrusių. Ką tai reiškia? Patirtis, įgūdžiai yra geri vaisiai. Jeigu darbuotojas priims nepatyrusią žmogų, jam jį reiks mokinti, tada gali pridaryti nuostolių, tai vienas žodžiu gali atnešti ir blogų vaisių, tai gali būti ir gerų, ir blogų mišinys. Dievas kaip ir darbdavys nori iš darbuotojo tik gerų vaisių. Ir kai žmogus girdi, bet nieko nedaro, tai kokia nauda Dievui iš tokio žmogaus, nes jis nieko, skaitas nevykdo Dievo valios. Nes žmogus, kuris aktyviai klausosi Dievo žodžio, aktyviai veikia, tai jis nebus pasyvus, jis kažką dėl jo darys. Ir kiekvienas žmogus kažką turi daryti dėl jo. Aišku, aš negaliu pasakyti, ką konkrečiai jūsų atveju, bet jūs turėtumėt kažką dėl jo daryti. Ačiū už dėmesį, nešti gerus vaisius. Viso gero. Ate. Bye bye.